Taip, tai iš tikrųjų mano pirmas noras tai buvo aktorystė. Aš planavau vaidinti mokslinės fantastikos filmuose ir man atrodo, kad tai bus mano ateitis. Bet labai greitai supratau, kad ne taip paprasta ir ten pakliūti. Ir reikėjo sugalvoti kitą planą savo gyvenimui. Tai mano tas kitas planas buvo galvoti, kad jeigu aš negaliu vaidinti, tai gal iš tikrųjų pabandyti mokslininko. Na, žodžiu, čia buvo tas kelias visai ilgas, kol tai iš tikrųjų nuvyko, bet Lietuvoje mes neturim astrobiologijos studijų, tai reikėjo ieškoti kažko, kas irgi būtų tarpdiscipliniška ir susijėtų kažkaip kosmosą su Žeme. Tai mano atveju buvo biofizikos studijos ir supratau, kad ten, kur yra biologija, ten, kur yra fizika, čia ir atsiranda kažkurioje vietoje astrobiologija. Tai aš susidomėjau vien dėl to, kad tai buvo tarpdisciplininis mokslas. Ir kadangi mane visą laiką žavėjo ta mokslinė fantastika, tai norisi ir norėjausi ir toliau norisi ją paversti realybę kažkaip. Tai dėl to sakyčiau. Taip, visų pirma, tai yra tas mokslas, kuris dar kelia daug klausimų. Ir mokslas iš esmės yra susijęs apie klausimų kėlimą. Tai yra ta vieta, kur dar daug nežinom. Ir reikia žmonių, kurie sužinos. Apie ką? Apie mūsų pačių ateitį. Dėl to, kad astrobiologija yra susijusi su gyvybės procesais ne tik čia Žemėje, bet ir už Žemės ribų. Ir dabar jau matom, kad atsiranda netgi turistiniai skrydžiai ir vis daugiau žmonių keliauja į kosmosą. Mes galvojam apie savo ateitį kaip civilizacijos ir žinome, kad reikės vykti į kosmosą kažkada į kitus dangaus kūnus, Mėnulį, Marsą ir tai vyks greitai. Bet problema yra tame, kad mes vis dar labai mažai žinome, kas iš tikrųjų mums nutiks. Čia tas pats kaip atsikelti ryte ir eiti į visiškai nepažįstamą pasaulį, kuriame neveikia tie patys dėsniai, kurie veikia mūsų kasdienybėje. Tai yra pakitusi gravitacija, radiacija. Na, mes įprasmai slepiamės nuo tokių dalykų, nenorime jų. Jie galvojame, kad jie mums kenkia, bet kosmose tai yra normalios sąlygos ir prie jų reikės kažkaip mums priprasti. Tai astrobiologija tyrinėja visą tai. Ir astrobiologija dar bando atsakyti ir į tam tikrus filosofinius klausimus, tai tarkim gyvybės kilmė, iš kur jie atsirado, kokia gyvybė gali būti. Tai yra mokslas, kuris priverčia mus jaustis ne pasaulio centru kartais, kaip mes jaučiamės, o iš tikrųjų pagalvoti, kad gali būti kitokių gyvybės formų, kad jos visos yra vienodai svarbios ir turime išmokti jas surasti, atpažinti, identifikuoti ir taip toliau. Ir jeigu taip labai paprastai, tai įvairiausi kosmoso tyrimai jau atnešė labai daug naudos ir žmonijai, ir Žemėje. Ir tai yra pritaikoma Žemėje. Tai astrobiologiniai tyrimai lygiai taip pat kaip ir kiti kosmoso tyrimai iš tikrųjų padeda sužinoti daugiau apie mūsų pačių sveikatą. Yra vykdomi tyrimai, kurie susijęs su virusais, atsparumu, antibiotikams. Įvairius problemos, kurias mes keliame biologijoje, yra tyrinėjimus ir astrobiologijos spektre ir astrobiologai padeda atsakyti tuos klausimus kartais dar net ir greičiau. Tai ateities mokslas, sakyčiau. Ir į visus ateities mokslus žiūrima pradžioje truputį su klaustuku, bet galų gale jie atneša labai daug naudos ir daug naujų žinių. Tai astrobiologija yra pilna tuo.